Iš principo, manau, kad nuo Aristotelio nedaug kas pasikeitė, jeigu žiūrim į reikalavimus, kas yra geras pasisakymas arba yra kalba. Nes Aristotelis, ta jo trejybė etos patos logos, kad turi būti logikos, turi būti emocijos ir turi būti kalbėtojo patikimumo, ne statuso. Mes kaip žmonės per tuos 2000 metų, kad ir kaip atrodytų daug laiko pasikeitė, bet evoliucijos prasme tai mūsų smegenys tiek daug nepasikeitė per tuos 2000 metų. Netgi per 10 000 metų kai kuriais momentais mūsų smegenys nepasikeitė, kaip supranta, kaip gauna informaciją. Tai, kad mes turim daugiau kanalų ir mažiau autoritetų ir dėl to daugiau kreipiam dėmesio ir dirgiklius, nes per tiek trumpai laiko ir per tiek daug informacijos mes nesugebam lėtai atsirinkti, kas yra tikrai vertinga informacija. Tai ir kad tokioje aplinkoje greičiausiai prasiskverbia emociniai dirgikliai. Tik tai, kas bus su mumis dar po 20 metų, tai aš nežinau, bet aš tikrai manau, kad tokioj dirglumo būsenoj mes negalim ilgai išgyventi ir turėsim kažkaip, ar smegenys turės užsinejautrinti, atbukti,